Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki, čia šuniukų ir gerus darbus propaguojanti laida Duok labas. Šiandien laida svečiuosis pas dizainerį Robertą Kalinkiną. Robertas su žmona Agne šiuo metu augina 4 beglobius šunis, įsivaizduojate? O prieš 9 metus, kai Robertas priglaudė savo pirmąjį beglobį šunį, jis buvo niekam nežinomas, neturėjo nei žmonos, nei mados verslo, tiesiog buvo toks geraširdis vienišas vaikinas. Ir ką jūs manote, geri darbai pritraukia prie gerų žmonių sėkmę. Ir šiandien Robertas jau yra tikra žvaigždė, turi mylimą žmoną ir, kaip jūs patys pamatysite, augina net 4 beglobius šunis. Žiūrim laidą. Šiandien laidoje dizaineris Robertas Kalinkinas tiki, sėkmė atėjo darant gerus darbus. Važiavo į sodą, rado pririštą prie medžių ir pasigailėjo, pasiėmė. 4 graudžios, bet laimingai pasibaigusios benamių šunelių istorijos. Visiems reikia tos laimės, meilės ir pagarbos. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Šiandien laidos Duok labas žiūrovų laukia gan netikėtų atradimų kupinas susitikimas su jaunu dizaineriu, stilistu Robertu Kalinkinu ir jo žmona Agne Jasiulevičiūtė Kalinkina. Prieš nepilnus 2 metus sukvietė mados gurmanus į savo menų studijos įkurtuves, šiais metais jiedu pristatė autorinę kolekciją ir yra laukiami ne vieno mados butiko svečiai. Tačiau dueto kūrybos ir narsos įsiveržti į pripažintų mados korifėjų gretas paliksime apžvelgti kitoms laidoms, kurioms bus ką veikti šioje nišoje. Mūsų laidos žiūrovų laukia pažintis su, nenustebkite, net 4 Roberto ir Agnės augintiniais. Ne, jie neturi kilmingų šunelių veislyno. Viskas prasidėjo kur kas paprasčiau. Prieš 9 metus palto kišenėje dovanų savo mamai Robertas parnešė bekilmę kalytę Azą. Po 4 metų tėvai atsilygino Robertui tuo pačiu, padovanojo rastą miške prie medžio pririštą mirtį barsą. Vėliau Robertas su Agne priglaudė Gilę ir visai neseniai mažylę Spurgą. Tokia tad daugiavaikė šeima, su kuria pažintį pradedame jau po kelių sekundžių. Pokalbio metu linksmoji ketveriukė nepaliovė šypsotis, o šuniukai malėsi vienas per kitą, vis žvelgdami į šeimininkus ir mėgindami nuspėti, apie kurįgi dabar kalba. Kaip dera, pažintį pradėkime nuo vyriausios šeimos narės. Aza pirmoji Roberto. Mūsų Roberto šeimoje atsiradusi. Jo, Aza pati pirmoji, nes kažkaip kaimynai tie patys beje, pas kurios Spurgą pasiėmėm, ko to apatiškai taip dabar guli. Tai kaimynai, jauniausia kaimynų dukra nuvažiavo į kažkokią prieglaudą ir atvežė 2 kalytės, kurias turėjo rytoj užmigdyti, jeigu nieks nepasims. Tai buvo Aza ir bevardžiai tada dar buvo ir toks pat buvo Juodas, sesutės buvo. Ir aš aišku susimildamas, kad mama ją paims per mamos gimtadienį, jie partempė namo kišeniai. Tai jinai buvo mažesnė negu Spurga. Partempiau ir jie gal 9 metai dabar, aš nežinau. Nors kalytė buvo dovanota Roberto mamai, po kurio laiko ji šeimininkų pasirinko Robertą. Gal iš dėkingumo, kad išgelbėjo ją iš mirties nasrų. Juk šuniukai yra nepaprastai jautrūs skaudžiai atminčiai ir tai patvirtina veterinarai ir šunų psichologijos tyrinėtojai. Azai dabar jau beveik 9. Ji nelengvo būdo, bet yra mylima tiek Roberto, tiek jo žmonos Agnės. Turim pasiėmę ir išsiauklėjom ją tokią, kokią turim ir tai, kad buvo sugraužus ir Spurgą ir Gilę, tai mes jau sprendėm vieną kartą, kad reikia turbūt arba užmigdyti ją, arba jau kažkaip, nežinau, galbūt kažkur reikėtų išvežti. Tiesiog dėl to, kad šitos 2 jaučiasi labai nesaugiai namuose. Bet vėlgi nekyla ranka, gaila ir sentimentų turi tam gyvūnui ir iš kitos pusės labiau panagrinėjęs supranti, kad tai yra ne jo problema, kad jis priverstas gyventi su 3 kitais šunim. Galbūt ne pagal ten veislę ir pagal gabaritus, o tavo, kad tu jas esi paėmęs. Po reklamos žiūrėkite. Važiavo į sodą, rado pririštą prie medžių ir pasigailėjo, pasiėmė. 4 graudžios, bet laimingai pasibaigusios benamių šunelių istorijos. Visiems reikia tos laimės, meilės ir pagarbos. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.
Aza dar ne kartą bus minima mūsų susitikime. O dabar leiskime pristatyti antrąjį didįjį šeimos narį – benamiuką Barsą, kurį šeimininkai meiliai vadina Barsuku. Jei ne Roberto tėvai, šio šunelio taip pat nebūtume sutikę nei mes, nei jūs. Tada yra Barsukas, kurį miške tėvai surado irgi. Tai Azą aš partempiau, o tėvai Barsuką partempė. Rado prieš kokius 6-7. Tai nepamenu mes to tikslaus laiko, bet važiavo į sodą, rado pririštą prie medžių ir pasigailėjo, pasiėmė. Idėja irgi buvo labai kilni pasimti jį ir kad saugotų sodą, bet tą pačią pirmą mėnesį paaiškėjo, kad nieko įsaugot nemoka. Galbūt ne veltui ten ir pririšo, visai toksai žioplas. Labai bijo, vienas lyg nemėgsta, dainuoja, užima tik vietą, žodžiu. Su draugais išvykę į Kalvarijos miestelio sendaikčių turgų, Robertas su Agne į Vilnių parsivežė ne kokį antikvarinį krėslą ar senovinio audeklo gabalėlį, o dar vieną augintinį, kuris jiems buvo pristatytas kaip taksas. Gilė pas mus atkeliavo iš Marijampolės rajono Kalvarijos kaimo sendaikčių turgaus. Ten ją prieš beveik 4 metus nusipirkom iš gana socialiai atrodančių žmonių. Iš tikrųjų, pirkom iš gailėšio. Pardavinėjo kaip taksą. Tuo metu mums visai neplanavom, mes to 3 šuns jau tada, 4. 3 visai neplanavom, su šitais 2 buvo reikalų dičkiais. Bet taip jau atsitiko, kad pamatėm, labai gaila pasidarė, draugė pasimti negalėjo, tai nusprendėm, kad mes pasimsim. Tai 20 litų dar sumokėjom, man atrodo. Čia pirmas kartas, kai už šunį mokėjom. Turėdami 3 skirtingų dydžių, pomėgių ir skaudžių patirčių augintinius, Robertas su Agne galėjo ir nurimti. Tačiau po vieno renginio vyras kažkodėl nutarė parodyti žmonai vieną mažą kaimynų naujagimį. Čia Spurga. Spurga pas mus jauniausia, pagrandukė. Atsirado prieš 2 metus, daugiau beveik 3. Kai darėme vieną tokį didelį renginį ir po vieno renginio Robertas man sugalvojo parodyti mažą šuniuką. Aš aišku pamačiau, apsiverkiau, negalėjau jo nebepasiimti. Ir taip turim Spurgą. Kaip ir jo, pas kaimynus šuo atsivedė antrą vadą ir pirmą turėjom iš vados. Tai pirmas buvo Salvadoras, atrodė lygiai taip pat, tik biškį didesnis. Berniukas. Berniukas buvo, bet ten nepasisekė, jis trumpai nugyveno, tai po to kažkaip antra vada buvo ir nusprendėm paimti vėl, nes neturėjo kur dėti žmonės, kad nedingtų kur nors po laukais, tai pasiėmėm mes. Mieli žiūrovai, šiuo metu tai vieninteliai Roberto ir Agnės šeimos augintiniai. Tačiau buvo metas, kai namuose buvo visas zoologijos sodas. Nes aišku, negalim žiūrėti, kai žmonės skriaudžia tos bet kokį gyvūną. Tai va, to mūsų kažkaip pasirinkimas yra šunis. Ir kačių esam turėję, ir paukščių, ir žiurkienų, žiurkių, ir pelyčių, viską esam turėję. Kiek turėjom? 18 burnyčių vienu metu. Vienu metu turėjom 18 burnyčių namuose. 2 papūgos, 3 pelytės. Degu, šinšilas, šūdas. Kanariai. Jaunieji pašnekovai pripažįsta, kad auginti tokį būrį globotinių ir žaidimų draugų nėra lengva. Tėvai kartais jiems ir papriekaištauja, juk vyresnio amžiaus žmonėms atrodo, kad derėtų vienu, daugiausia 2 augintiniais rūpintis. Todėl Robertas su Agne ne kartą yra kraustėsi iš buto į butą, kol pagaliau apsistojo jaukiame kotedže, o jo kieme laisvai gali lakstyti visi 4 šuniukai. Mėgėjai mes ir Mes mylėtojai. niekada kažkaip nebuvom taip, kad mes ten gyvūnų mylėtojai arba labai ten aistringai kovotume už teisės, bet tiesiog prijaučiantis, taip sakykime, ką mes žinom, mano galva, mes ir vaikus savo taip auklėsim, aš tikiuosi, kad visi jie yra gyvi, visi nusipelnė gyventojai, jeigu atsiradė šių žemė ir visiems reikia tos laimės, meilės ir pagarbos. Meilė ir pagarba tai dar ne viskas, ko reikia keturkojams augintiniams. Nepaslaptis, kad šuniukai dar ir valgo. Na, bent jau kartą per dieną tai tikrai turėtų tai daryti. Robertas su Agne iš pažiūros nėra kokie oligarchai. Tad neramina mintis, kaip jie išmaitina savo mažuosius draugus. O ypač, kai mūsuose toks brangus šildymas. Net jeigu norėtume šildytis labai šiltai, negalėtume, nes šildymo dalis išeina jam ant ėdalo. Nieko čia tokio super baisaus, kaip atrodo, iš tikrųjų. Kiek? 10-15 kg per savaitę suvalgo. Sauso maistą. Aišku, būna dar visokie skanukai. Morkos ten mėgėjai labai, obolius valgo vitaminų. Morkas, obolius, Spurga tai ir marinuotus agurkus valgo. Robertas buvo užsiminęs apie Azos nelengvą charakterį.
Bet šunybių įtariama yra prikrėtę visi 4 augintiniai. Jauna šeima net apie neįtin linksmas ir pigias patirtis pasakoja supratingai šypsodamiesi. Turėjom tokį patirtį, kai nusipirkom su Robertu ilgai lauktą ir svajotą Darmeo memory čiužinį. Čiužinuką pasiklojom, išdėjom, stumdamas duris užstūmėm, kėdę pastatėm, kad šunis neįlystų. Grįžtam namo, žiūri toks mažas tarpelis tarp kėdės. Barsukai, ateik, uždenk savo šeiklą. Barsukai. Ir spurga įlindus į tą čiužinį ir iškandus ten didžiulę duobę tokią. Paramoną privalgius ir žaidžia šuo. Paim pas save. Nu, ten laimės tai buvo labai draskyti tą visą čiužinį, tai turim dabar memories su memories. Na, čiužinukas čiužinuku, kaip sakoma, galės ateityje naujam pinigėliu susitaupyti. O netrukus išgirsite istoriją, kaip 2 mažosios augintinės, lig šiol Robertas su Agne nežino kuri, įkando vienam vipetui į šoną. Pas mums buvo incidentas vasarą toks. Mes neišsiaiškinom, ar čia yra gilė, ar čia yra spurga, nes kieme prie mūsų studijos kaimynai turi, koks pavadinimas šuns? Vipetą. Kūdą tokį aukštą, liesą, su permatoma oda tokį šuniuką. Ir jisai laksto, jis yra didelis pakankamai. Ir mes iš mašinos išleidom šitas 2 bestijas palakstyti. Tai tos bestijos paskui tą vipetą, užvijo tą vipetą, vipetas išsigando. Ir ties kažkurio momentu kažkurie iš jų pašoko ir įkando jam į šoną. Bet taip gerai įkando, kad vipetas iš baimės pabėgo ir šeimininkė, tik mes jau atsiprašom, šeimininkė nieko tokio, prasilenkėm ir gal taip už 30 sekundžių girdim. Mes atgal išbėgam, vipetas laksto, čia skylė, kaip 5 litų skylė tokia. Ir nesupratom, kas atsitiko. O mes patikrinam visada, jeigu būna koks toks susitikimas su šunim, pažiūrim, ar nekraujuoja, ar nesuskandžiojo lūpų ten, ar dar kažką. Nu, nieko nepastebėjom. Ir čia paaiškėjo, kad kažkurį iš šitų iškando vipetui gabalą mėsos. O dytė. Šompūrį matosi. Ir, žodžiu, stresas, ką čia daryti, kaip. Nuvežė iš karto į pas veterinarą, pažiūrėjo, sako, nu taip, ačiū Dievui, sako, neiškando su ten kažkokia plėve, nes būtų ten iki plaučių daėjus, tai labai blogai. Tam, kad nustatyti, kuri iš jų yra tokia nusižengus, mes 2 dienas sekiojom paskui ir ieškojom iš kakučio, kuri iškakos tas plaukus. Bet neradom nei pas vieną. Tai va, ačiū Dievui, kaimynai pasitaikė supratingi, tai problemos ten nebuvo tai vietoje ir kažkaip užgyjo tam vipetą žaizdą, susiuvo tokia su raukšle vaikščio, sutraukta draperija tokia. Dviesiai užvijo kaip kokia oška, žinai, kanda. Tai va, jinai tokia gerutė. Juokinga istorija, iš tikrųjų. Nu kaip, ačiū Dievui, gerai pasibaigė. Šešetukui pasisekė, kad vipeto šeimininkė buvo supratinga, o vienas greičiausių pasaulyje šunų liko gyvas ir tik su kovos raukšle ant šono. Stebėdami pašnekovus, tiesą sakant, manėme, jog bent didieji šuniukai turi būdas ar specialius gultus. Juk barsas sveria tiek pat, kiek Agnė, tad visiems išsimiegoti reikėtų nemažai vietos. O šitam yra stresas nemiegoti per vidurį. Jisai į lovą ateina miegoti idealiai tarp mūsų, net jeigu mes esam susiglaudę, jisai su letinom praskiria ir jisai atsigula vadai laiveliu, tiesiai tarp manęs ir Agnės. Ir viskas ramiai miega. Aišku, naktį va taip jau taip miega, išsistumė letinom. Taip jau gavosi, kad, kažkaip, pamenu, vaikystėje man mama kažkaip neuždraudė, kad va su Aza negalima, reiškia, pasimti jos savimi kambarį. Tai aš pasimdavau, jinai priprato miegoti su manim. Tada su visais kitais ta pati istorija buvo, kubiški irgi pradėjo kažkaip lysti ir tą lovą. Ir kitas dalykas, mes kažkaip su Agne, pastoviai gaunasi tie plaukai, va, tas visas pūkas, viskas aplink tave gaunasi. Ar tu mėgi lovai, tu jais ar nemėgi, vis tiek viską atneša. O iš kitos pusės, kažkaip norisi visą dieną, tu nesi namuose, grįžti, jie apsidžiaugia ir dabar atsigulęs į lovą iš karto, tu jų nepasimsi, nepaglostysi. Tai jie užmėgus ten, va taip va. Tai kaip tu jų išmesi ir gulim visi. Bet aišku, mūsų sąskaitos už skalbimą ir turbūt skalbimo mašinos išsidėvėjimas yra milžiniškas, nes reikia skalbti viską. Pavasarį daugiau vasarą, tai kažkaip ne taip smarkiai. Bet vasarą kita problema. Vasarą išsivežam į studiją, studijų labai didelis plotas, tos grindys, siūlai, dulkės, tas pats gaunasi, skaityk, nieko čia. Bet mes kažkaip taikstomės su to visų malonumu, už tą turim labai gerą draugiją.
Draugija gera, tačiau nejučia susimastome, kaip šeimininkams pavyksta išdalyti dėmesio ir meilės visiems augintiniams, kad ne vienas nesijaustų nuskriaustas ar apleistas, ypač žinant pakankamai liūdnas jų atsiradimo istorijas. Pasirodo, nieko nėra neįmanomo. Kaip, dėmesį tai pasidalina visi vienu metu, bet Aza yra vyriausia ir jinai yra pikčiausia. Tai jinai taip atsigulus, jau reikia saugoti visus kitus ir jie biški bijo, nes jinai gali kartais parodyti savo tą dominavimą. Buvo sukandžius ne vieną kartą pačią mažiausią. Ir šitą buvo sukandžius ryžą. Tai kažkaip tenka biškai mums patiems saugoti juos, nes ir maistą nebegalim palikti vieniem, nes anksčiau kažkaip valgydavo, visi pasidalindavo iš tikrųjų. Dabar jau jinai pradeda saugoti savo puodą ir ne tik savo, neduoda nei prieiti, nei ką, tai reikia po biškai visiems duoti. O vakare daugiausiai, aišku, dėmesio norom gauna mažylės, nes jos mažiausios. Gali patampyti jas su savim ten, kur tu nori ir paguldyti, kur nori. O šitie tai yra tokie didesni, tai, ką žinau, grįžtam kažkaip pasidalina tą dėmesį. Va taip ir pasirenka. Nepastebėjau. Aza labiau galbūt mano šuo yra, nes vis dėlto užaugau aš su ją, taip sakykime. O mažylės yra labiau gal linkusios prie Agnės, nes vertina labiau, dažniau su jo vaikšto, tai taip. Aš su dičkiu. Šeima randa laiko ir augintinių lavinimui. Ne dresūrai, o būtent lavinimui, kai gudrumus šuniukus išmoko įdomiausių dalykų. Štai Barsas loja taip, tarsi būtų choro dainininkas. Spurga ir Gilė labai mėgsta šokti. Aš jas išmokiau įvairių tokių triukų daryti už skanėstus, tai jas labai mėgsta šokti, dainuoti, tada skanėvėlės būdami. Dabar už morkos gabalėlį jas ten tokį šou padaro. Čia iš tikrųjų visai nesenas atradimas, nes pavyzdžiui dabar 4 morkos yra didžiausias senukas, tai mėsos nelabai gauni, tai morka bent jau pagal spalvą labai atitinka. Beje, norėdami suderinti savo darbo ir šuniukų vedžiojimo grafikus, Robertas su Agne pasitarė su veterinarais ir pradėjo augintinius šerti sausų maistu, kad susireguliuotų mitybos ciklas ir nebūtų problemų su vedžiojimu. Nes, kai maitindavo skirtingų maistų, keturkojai ne visada spėdavo sulaukti šeimininkų. Tai jau čia jiem reikėtų prisitaikyti prie mūsų šiuo atžvilgiu. Tai taip ir gavos, kad pradėjome maitinti sausų maistų ir tam, kad visa vertis būtų tas ėdalas, tai tada žaluminiais įvairiais, morkos ir kitos daržovės. Stengiamės mėsos neduoti, stengiamės kaulų neduoti, nes labai kietėja visi viduriai ir tada ilgai ir nuobodžiai negalim išsitvarkyti. Šįryto per pietus išleidžiam ir vakarą. Ir jie, žinok, jie pasiskirsto. Dažniausiai būna, kad arba ryte arba vakare eina su reikalais, o 3 kartus per dieną išleidžiam. Tiesa, aišku, beveik niekada su jais neeinam pasivaikščioti niekur. Kiemas didelis dėka, tai dėl kažkaip... Jie patys išsilaksto, kiek jam reikia ir pareina prie durų. Miško dalis yra taip kažkaip, yra žodžiu, kur palakstyti, tai išsilaksto. O kai reikėdavo vedžioti, tai sakau, kai nebuvo sureguliuotas maistas, labai sudėtinga yra, nes vis dėlto vedžioji nedaugiau 3 kartų per dieną, tiesiog laiko neužtenka ir ne visada jie spėja viską pasidaryti. Roberto ir Agnės augintiniai skirtingų gabaritų. Barsas vienintelis vyriškis šioje kompanijoje. Šeimininkai kažkaip turėjo spręsti skirtingų lyčių bendravimo problemas. Pasirodo, ne tiek jų ir buvo. Šiaip pirmom dienom, tai aišku, bandėm ir saugot kažkaip ir žiūrėti, kad nebūtų be priežiūros. Patinas vis dėlto, tai biški bijojo. Ir gabaritai labai skiriasi iš tiesų. Bet galiausiai pasidarė taip, kad Spurga ir Barsas yra geriausi draugai. Ir jų mėgstamiausias žaidimas yra, jis išsižioja su savo didžiulę galvą, Spurga lenda į vidų ir ten ieško kokių gerybių. Jeigu jau pridaro kokį eigų, tai irgi kartu Spurga su Barsu. Geriau, jeigu yra laikas, tai išvažiuojam į sodą tenais, paleidžiam į prūdą, išsimaudo, išsilaksto. Prasme, lauko laiko jie gauna pakankamai, o aišku, dėmesio kokybiško vedžiojimo ir buvimo kažkur socializuotis, tai aišku, kad ne. Kontaktų ir draugysčių jam tarpusavį ir taip. Jo, vėlgi, sprendžiant iš to, kiek jų yra, jam pakankamai tų kvapų ir taip namuose gana. Vėl grįžkime prie Roberto su Agne amžiaus. Stebėtina, kai vos 20 perkopė, jauni, daug kūrybingo darbo turintys jaunuoliai tiek laiko, dėmesio ir meilės skiria beveisliams padarėliams. Abu žmogiškiai pašnekovai to visiškai nesureikšmina. Vėlgi, mūsų tikslas niekada nebuvo auginti konkrečiai kažkokį skaičių ar kažkokį augintinį. Taip jau visiems susirinko. Mes čia sprendžiam, kad galbūt atėjus laikui galėsim pasimti dar kelis arba bent jau vieną, tai tikrai, aišku, mažiuką jau turėtume.
Bet vis pamatom, ar tai socialinėse tinklapiuose, ar kažkur per pažįstamus, kad dovanoja, ar ten globos namai ieško, tai taip sunkiai praeina. Ir labai liūdna, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl visą laiką pamačius nuotrauką norės tą šunį pasimti savo ir auginti. Ir namuose iškyla irgi daug problemų su jais, nes tikrai nėra taip, kad pasiėmi tą šunį ir jis yra šilkinis, tobulas ir labai geras ir laikraštį atneša. Robertas pripažįsta, dabar augintiniai atstoja vaikus, moko tvardytis, auklėti skirtingų charakterių šuniukus, tai reikalauja didelio susikaupimo, bet kartu tai nepaprasta, jokiais turtais neišmatuojama laimė. Vyrui pritarė ir Agnė. Šunį nesvarbu, juodas, baltas, vyras, moteris, senas, jaunas, turtingas ar vargšas. Čia gyvūnam bendrinis, ta prasme, dalykas yra. Jam visi yra lygus ir absoliučiai nesvarbu iš tikrųjų. Tas yra gerai, nes mes kažkaip, kaip mes tik pradėjom labiau eiti į... Tas mūsų darbas pakrypo labai į viešą pusę ir mes iš tikrųjų net neplanavom, taip jau gyvenimas suklostė viską. Tai mes tada supratom, kad posakis, kuo labiau pažįstų žmonės, tuo labiau mėgstų šunis, jis yra visiškai teisus, nes kuo daugiau mūsų gyvenimas pažindavo su vairiais žmonėm arba iššūkiais, čia plačiaja prasme, tuo labiau supranti, kad vis dėlto gyvūnai yra žymiai ištikimesni ir jie geresni yra pašnekovai negu kai kurie žmonės ir niekada neparduoda. Nebent už skanuką. Atsisveikiname su guviuoju šešetuku, linkėdami sveikatos vyresnėliams Azai su Barsu, morkų gausos spurgai su gile, kad galėtų dažniau šokti, na, o mūsų dar laukia gražiausias šuns konkursas. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotrauką siųskite adresu savireklama@btv.lt. Na, o balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Šiandien viskas. Tikiuosi, jums patiko mūsų laida ir jūs įkvėpti laidos Dog Labas irgi pulsite daryti gerus darbus. O mes pasimatysime po savaitės, sekmadienį, 8 val. Ryto per BTV. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.